Mes buvom susitikę su naujoju Seimo pirmininku ir paklausėm, ar mes galime tikėtis būtent šitoj kadencijoje artimiausiu metu vykdyti tai, ką mes esam numatę partijų susitarime įsijungdami į valdančią koaliciją. Ir tai yra 6 darbai, pradedant mokytojų atlyginimais, baigiant teismų reformą, įstatymais, kurie garantuotų tos reformos sklandų vyksmą. Mes išgirdom patikinimus, kad Seimo pirmininkas ne viską gali, bet jis gali stengtis, jog bus dėmesingiau, rūpestingiau, traukiami į darbotvarkę ir svarstomi tie klausimai Seime. Ir padės telkti būtent Seimo daugumą, kad tie darbai būtų visgi vykdyti, nes jie rūpi ir Naujai Sąjungai, ir suprantama mūsų partneriams, kurie irgi yra susiję su to, kad nuo šitų darbų sėkmės priklausys, ar mūsų koalicija sugeba sėkmingai žmonėms įrodyti, kad ji gali dirbti. Aš manau, kad dėl mokytojų atlyginimų jau mes galim pasakyti, kad mūsų įsijungimas, mes daug nešaukėm, nereikėm į gatves išėję, bet mes dirbom atsakingai, spausdami daugumą, kad ji visgi rastų papildomus išteklius. Ir štai mes galim pasakyti, kad mes numatėm ne tik tais ateičiai, iki 2011 metų, kasmet ne mažiau kaip 20% didinti atlyginimą ir padvigubinti iki 2011 metų. Bet jau šiais metais mes siekiam, kad atlyginimai padidėtų papildomai prie to, kiek didėjo, dar 25%. Ir tam reikia, iš tikrųjų, ne mažiau kaip 150 milijonų litų. 150 milijonų litų, štai ta suma, kurią mes, iš tikrųjų, padidinom mokytojų atlyginimus šiais metais. Tikimės, kad tai padarysim, nes kitos partijos irgi reikalauja galbūt dar didesnių sumų, bet mes kalbam apie tai, ką realiai galim padaryti. Ir tai bus mūsų, sakyčiau, indėlis sprendžiant šitą problemą. Dėl kitų dalykų mes tikriausiai irgi pasieksime pergalę, net nebejoju. Jau šiandien girdėjau per žinių radiją, Česlovas Juršėnas pasakė, kad tarp prioritetinių darbų bus teismų įstatymų paketas. Tai svarbu, nes teismai buksuoja, tai yra labai rimta problema. Bet aš manau, nemažiau svarbu ir mums rūpi, nors nebuvo paminėta, bet buvo pasakyta naujojo Seimo pirmininko, kad bus laiku priimtas įstatymas dėl mokestinių lengvatų dirbančiom šeimom. Tai yra realu ir tai bus padaryta. Mes siekiam, kad jis būtų padarytas pilna apimti ir iš tikrųjų realiai pajustų dirbančių šeimos, kad valstybė jomis rūpinasi. Policijos reforma, vieno langelio principas kovojant su korupcija, tie darbai pradėti, bet jie turi būti atlikti iki rinkimų. Ateidami į daugumą mes rizikavom. Rizikavom, kad mes prisimsim ir atsakomybės naštą, bet mes galvojam, kad verta ją prisiimti ir kad rinkėjai įvertins mūsų pastangas, matydami, kad Naujoji Sąjunga sugeba realiai dirbti ir pasiekti realių rezultatų.